Ejau, vėlyvas vakaras, išjudėsiu į dar vieną tokią kaip ir kelionę. 11 val. Išvažiuoju autobusas nuo mūsų universiteto. Tai jo, išjudėsim ten ir tos kaip ir kalnų regionas, slidinėjimo rezortas tuo pačiu ir aukštis kažkur 2500 kažkiek tai ten metrų, vienu žodžiu, aukštis. Tai jo, išdėsim ten. Kirilas nenorėjo važiuoti, o Daimonas dėja serga. Tai ką jau padarysi, žmogus susirgo, sloguoja ir taip negera jam. Po kalnų pasivaikščiojimo Silė kaimelį tam. Atvykom į autobusą, beveik visas pilnas. To išjudėsim neužilgo. Visą naktį važiuosim, galima sakyti, 11 valandų. Tai tikrai ilgas kelias, pamiegosim neblogai. Judame į priekį. Po ilgo važiavimo pagaliau atvykom į pusrytukų vietą. Žiūrėsim, ką mums patieks. Iš tiesų kelionė nelabai prailgo, nes kadangi naktį vis tiek miegojom. Labai gerai susivažiavom. Olzaly pasirodo nėra, negalėjo žmogus prisijungti, nes rytoj turės labai svarią paskaitą. Buvo susimokėjęs už kelionę, viską, bet pasirodo negalės važiuoti. Dabar žiūrėsim, ką čia mums pusryčiam pateiks. Štai tokie buvo gausūs pusrytukai, labai daug įvairaus maisto, buvo be galo skanu. Ir dar vėliau vienas turgas užsakė tokį kaip ir omletą padarytą, kuris buvo neįtikėtinas. Vienas skaniausių dalykų, kurių bandžiau Turkijoje. Facebook'e berods yra nuotrauka įdėta. Pavalgėm maisto ir dabar dar radom tokią gražią vietelę, tokie maži kriokliai, upė vien žodžiu bėga, žiauriai gražu visur. Labai įspūdingai atrodo tiesiog. Taip pat kalnai toliau visur ten. Dabar važiuosime į jau tą vietą, kur tipo ant kalno, kur labai aukštai ir slidinėjimas bus. Dabar į viešbutį atėjom ir laukim tiesiog, kada raktus paduos į kambarį, kada sulysim, tai 4 vienam kambarį gyvensim, bet čia nesmė. Dabar yra, žinau kiek dabar valandų, dabar yra po 11:20 ir iki 11 nakties turėsime laisvo laiko, tai galėsim čiuožinėti ir toliau. Išsinuomosim rūbus, su kuriais čiuožinėti, žinoma, nes aš tikrai neturiu dabar, visiškai neplanavau į tokį dalyką važiuoti, bet matom, kaip gavosi tai. Ir varysim pačiuožinėti. Pirmą kartą gyvenime iš tiesų su slidėm varysiu ar dar su kuo, žiūrėsim, kas čia gausios. Žiauriai laukiu, iš tiesų niekada dar neteko, bus tikrai įdomi nauja patirtis ir pirmą kartą tokios dideliuose snieginguose kalnuose esu. Čia mūsų kambariukas, kuriam būsim ir vairuotojai dabar miega. Žodžiu, toks viešbutukas normalus. Turim kriauklę, viską, žodžiu, kaip priklauso. Ir pasiėmė savo tuos jau išnuomotus drabužius, išsinuomavau. Nežinau, žinokit ką, negaliu pasakyti pigu ar ne, bet viena dalis kainavo 6 liras, kelias irgi 6 liros ir dar išsinuomosiu akinukus irgi. O slidės nemokamai, nes batai, žodžiu, nemokamai išeina. Jau, varysim slidinėti. Ko gero negalėsiu filmuoti, nes kameros nenori tysis, o GoPro neturiu. Eina savo, kaip gerai pačiuožinėjom. Žiauriai linksma, bet traumą, žinoma, neapsėjom. Šiek tiek pirštą koją ten susižydžiau, bet nieko labai rimto. Žiauriai linksma buvo. Wow, tiesiog nuostabu. Savo mokslis esu, galiu pasakyti, na iš tiesų. Nenorėjom mokėti ten 60 lyrų, kad mūsų valandą mokintų, ne? Sakom, fuck this shit, ne velnio, taip nedarysim. Tai patys pasimokinom, taip pat dar susiradom iš Prancūzijos žmonių, kurie pamokino mus, tai žiauriai jėga buvo. Einam dabar toliau dar. Po truputį mokomės, jau nebenubjūro, gal kokie 3 čiuožimai
nebenugriūnu, vieną kartą bandėm iš toliau čiuožti, bet dėja nepaėjo, biškai per greit dar buvo, reiks pasitreniruoti, laiko turim dar tikrai keletą valandų, išmoksim, kažką gero nuveiksim. Mūsų vakarienės ir bos davė ir dar kažkoks desertas yra, nežinau, paragausim, sakė, labai saldus turėtų būti. Atnešė tokią troškinuką dar, mėsą, bulvės, daržovės, ne, ir šiek tiek ryžių. Nu, spėju viskas čia bus, ne, kol kas sirbytė bent jau buvo tikrai skanu, troškiniai spėju irgi bus skanus, nes Turkija, kad būtų neskanus maistas, neįmanoma gerai. Na ir pasirodo vėliau dar gavome naktipečių. Buvo sumuštinis su dešrelėmis, pavalgę dar, ten apturėjome tokį kaip ir disko, pašokame, buvo visai smagu. Labas rytas, atsikėlėm, vakar buvo dienelė tikrai, jaučiasi šiek tiek pasiekvės, kojo ypatingai ten, kai grįvau ten porą kartų. Šiandien papusryčiausiu metu 9 valandą ir 10 išjudėsim į tą kaimelį. Apsižiūrėsim, pamatysim, ką gero jis turi pasiūlyti, kokių vietų yra įdomių, tai tas Bursa kaimelis berods. Pasto aš jo pavadinimą pamirštu, man kažkaip jis neįstringa į galvą. Tai... Jo, išjudėsim ten ir pažiūrėsim, ko gero pamatysim, parodysiu dar pusrytukus jums būtinai. Pusryčiam buvo tiesiog bufetas, tai pavalgėm skaniai iš tiesų ir iš tiesų labai gera pamatyti bufetą, nes paprastai vis duoda ir duoda kažką, žinai, o čia ateini ir pasirenki pats, ko nori. Čia pagrindas, dar dešrelių, arbatos ir toliau, gyviųjų gėrimų buvo, bet jo pagrindas čia visas. Sumokėjom 10 lyrų ir leisime su keltuvai žemyn, matysis visą Bursą. Tai va tokie keltuvai, ne? Leisimės jais ir matysim visą Bursą. Tai žiūrėsiu, gal ką pavyks nufilmuoti, kol kas tai rūko gan daug, bet esame tikrai aukštai. Tai kai žemiau pasileisime, turėtų gražiai viskas matytis, visas miestas ir taip toliau. Aşağı bakıyoruz. Ha. Senin telefon. Kafayı uzatma. Fotoğraf çekiyorsun. Bir sürü telefon var, çekelim. Kız bunlar damlar niye böyle? Muhabbet olur. Kiremite. Sen ne yapıyorsun? Vallahi çok iyi gidiyor. İşte bugün Bursa'ya indik. Atvykom pagaliau į Bursą, šiek tiek rūkas trukdė matyti ten tą visą miestą, bet jo, esam pagaliau Bursoj. Dabar eisim prie šitos Mekos mečetės vienos, ne? Ten kažkokia labai svarbi istorinė yra ir vaikinai pasimelsia, merginos tik tai aplinkui pasivaikščios. Tai tiksliai nežinau dėl ko, bet žodžiu taip sakė, tai judėsim prie tos vietos dabar. Čia turim virtų kaštonų, ne? Jos išverda. Tai toks įdomus labai skonis būna. Pardavinėjam. Toks saldus ir sunku net apibūdinti toks. Toks tarsi kietas ir žiauriai saldus. Malonus tikrai skonis. Žiauriai pardavinėja tokius kaštonus. Populiari Turkija žiauriai. Radom šitoj Bursoje, ne? Radom pilį. Dalis kažkokios pilies sienos, vien žodžiu, yra. Užeisim, pažiūrėsim, kas čia gero. Tokie likučiai grįvėsiai. Gal ten toliau kažką dar pamatysim. Valgysim Iskender, tai mėsos vienžai toks patikalas. Pačioj duona yra, viršui, bulka tokia, viršui mėsa, jogurtas, ir matot, pomidorų yra dar. Iš tiesų labai įdomi tokia vieta yra, dar sakėm, labai senai šitą vietą yra, šitas restoranas nuo 1867 su istorija tikrai vieta ir čia yra šeimos medis. Ten 3 sūnai vienas žmogaus ir paskutinis mirė 2000 metais. Šeimos medis toks. Žiauriai skanus atrodo patiekalas, valgysim. Keptų kaštonų radom. Vietoj žmogus kepa, paragausim. Iš tiesų teko seniau ragauti, mama buvo atvežusi. Tai toks įdomus irgi skonis. Tie, kur saldus, tai daug labiau skiriasi nuo šitų paprastų. Tikrai pabandykite, jeigu važiuosit kas į Turkiją, tai ar kur kitoje vietoje gausit šansą paragauti, tai tikrai paragaukite, pabandykite. Üç tane bile söylemiştik. İçecekler
Po Kaljano atėjom į prekybos centrą, pavaikščiu, pažiūrėsim, kas čia gero. Iš lauko, kaip matėt, atrodo kaip piramidė, ypatingai naktį tokia mėlyna. Žiauriai gerai praleidom laiką Bursa mieste, tiesiog nuostabu. Ir dabar pažiūrėkit, koks geras vaizdas visas miestas. Užsidegęs, susiliepsnojęs, ne? Ir viskas gražiai matosi. Nuostabu. Kad Lietuvoje pas mus būtų daug visokių kalnų ir galėtume dažniau išvysti tokius vaizdus. Tiesiog nuostabu. Džiaugiuosi, kad atvykau į šitą miestą ir paslidinėjom ir pavaikščiojom tikrai nemažai, gal kokias 7 ar 8 valandas prabuvom pačiam mieste. Daug viską pamatėm. Nufilmavau ne viską, bet ką pavyko, tą pavyko. Tikiuosi ir jums patiko šitas dar vienas video ir lauksite kitų. Atėjom į kapavietę. Osman Gazi čia yra princas, palaidotas ir čia yra jo šeima taip pat visa. Ten, kur kepurė dabar matote, vyriausias jo sūnus yra. Ir čia jaunesnis sūnus, tada dešinėje jo žmona, kairėje dukra, o tos pusės nežinau. Ir čia iš Otomanų imperijos laikų. Žodžiu, jis buvo kaip princas. Parodysiu dar iš šono, kad geriau galėtumėt matyti viską. Opa. Vienas iš lankomiausių vietų šitame mieste yra. Kažkokių architektinių daugiau dalykų nėra. Ta prasme, jie labiau mečetės jų visokios tokios, jų architektūra ten labiausiai pasižymė ir tokiose vietose kapavietėse. Užėjome vieną Meką. Wow, labai gražu visur čianais. Vienas iš tų senesnių, kur atvažiuoja visi pažiūrėti, aplanko jas. Matosi. Ir čia vidury kažkas yra, bet nežinom, kas per pastatas, bet labai gražiai atrodo. Ar tai buvo kažkada pastatas, ar tiesiog kaip dekorui, bet jo, labai gražu.